žmogus buvo alkanas, labiau norėjo laimėti. Kovos plano nesilaikė visai. Šiandieną mes kviečiam Muay Thai, rytoj mes kviečiam Aikido ir po to kembo ir kardais. Sveiki, esu čia su Danieliumi Grebliūnu ir Augustu Šalkausku. Tai kokios tos nuotaikos po to turnyro? Na, šiek tiek liūdna iš tikrųjų, kad nepavyko mums sukovoti. Labai tikiuosi, kad sekančiam turnyre pavyks tą padaryti. Galbūt net ir po kažkokių kandidatų turim galvoj, su kuo norėtumėm pakovoti. Ar turim Danielių? Nežinau, man be skirtumų. Danielius kažkoks liūdnas atrodo. Tai aišku liūdnas, žinai. Tai aš suprantu, norėtųsi ir norėjosi ir norisi pakovoti. Ir nemažai žmonių buvo atėję palaikyti, klausė, kaip tu, kaip kas. Jo, su nuotraukom ant maikių, viską. Jo. Tai vat. Bet nieko nepadarysi, čia yra sporto dalis. Mes turime visai adaptuotis ir vyksta tos kovos, nevyksta, bet visada reikia būti pasiruošę. Už ausų temsi. Aš manau, kad iš tikrųjų, kaip sakau, tas svarbiausias dalykas, ko iš tavęs niekada, žinai, neatims, tai yra tas pasiruošimas. Nes pasiruošimas, tai yra, kova yra toksai, kaip sakau, vyšnia ant torto, o tas visas pasiruošimas jau vis tiek, jis ir pasidarė svorį, ta prasme, mes pasibandėm tą padaryti svorį, kad viskas tikrai gerai gavosi, Danielius gerai jautėsi, žinom, kiek galim atstatyti to svorio atgal. Tai viskas, manau, čia gerai, viskas į gerą, nemanau, čia kažkokio, aišku, kad nesukovojom, neįgavom kažkokios papildomos patirties, bet manau, kad viskas ateityje ir viskas bus dar geriau tik tais. Tai tikrai taip, aš sutinku su tuo. Ką žinau, pažiūrėjau savo tvarkaraštį, kad praeitų metų, skaityk visas, kur buvo suplanuotas mano varžybos, tai aš nei vienų nepraleidau. Tai yra ten graplingo ir panašiai, ir kitur, ir laisvų imtynių dalyvau. Ir ten MMA, kiek ten buvo pasiūlymų, tai visada buvo aktyvus labai. Tai gal tas ir džiugina, kad galiu būti formui. Tai gerai, dabar turiu savaitėlę tokią poilsio, tai palisėsim ir vėl toliau kypsim į darbus. Na taip. Žinot, vaikinai, kodėl aš jūs pasikviečiau šiandien? Žinai. Tu visą laiką, Augustai, viską žinai. Aš labai noriu sužinoti jūsų nuomonę apie kiekvieną kovą, kuri vyko 22 dieną Vilniaus Twinsbet arenoj. Tai gal ir pradedam nuo tos pačios pirmos kovos, tai buvo Adomas Razma, auklėtinis, ir Kristupas Jančiauskas. Naujas tikrai talentas, moka gerai pašnekėti žmogus. Buvo tikrai labai įdomi kova ir ką aš girdėjau po turnyro, jie užvedė visą areną, nes jauni ėjo kaltis. Bet kokia ta profesionali įžvalga į šitą kovą? Tarp kitko, aš mačiau šiandien vieną komentarą iš Adomo. Jis sakė, kad jis turėjo laimėti tą kovą. Gal aš kaip tik iš šono sėdėjau, mačiau tą kovą, nežinau, daug kas kalbėjo, kad turėjo likti Adomas laimėti, bet aš nesutiksiu, žinokit, nes iš to šono kaip ir mačiau. Su Adomu, nežinau, jis toj kovoje buvo toksai kažkaip tokis psichologinis stabdį turėjo, toks buvo visas sunkus, tos svoris matėsi ant tų kojų, labai sunkiai judėjo, nežinau, bandydavo darytas kombinacijas, lyg tai bando spaustis, bet ir atšoka tos 3 žingsnius atgal, tai yra jis neužbaigė, lyg tai užeina, bet neužbaigė. Kas iš Jančiausko, tai numatėsi, kad žmogus buvo alkanas, labiau norėjo laimėti, tai tas gal turbūt raktas link tos pergalės, kad Adomui kažko pritrūko. O negalėjo būti jo tas toks perėjimas iš MMA į K1, kad toks psichologinis stabdis? Kad jisai imtyniauja geriau nei smūgiuoja, tai faktas. Pagal viską taip ir yra ir ne kartą mes su Adomu ir salėje galėjom išsibandyti, kaip jis ten imtyniauja ir pastovėti MMA sparingose, tai vienareikšmiškai, tai Adomas tikrai geriau imtyniauja. Šiaip norėčiau pamatyti tą kovą, gal revanšinę MMA kovą. Žinom, kad Jančiauskas yra iš Kudos srities, taip pat jam yra parteris ir imtynės turėtų būti pažįstama, tai būtų tokia įdomi revanšinė kova. Kaip ir Adomas lindo į jo pusę ten tą K1, tai dabar galėtų Jančiauskas užeiti į MMA sritį. Na ką treneris papasakos? Treneris papasakos, kad Adomas iš tikrųjų, kaip ir Danielius minėjo, ir turbūt girdėjo, ką aš rėkiau, kad daryk kažką. Tai taip, jūs tikrai atrodė kažkoks pasimetęs, nelabai supratau iš tikrųjų, kas atsitiko. Kovos plano įsilaikėsi
nesilaikė visai, neišėjo, jis iš buvo kaip iškritęs, iš vandens ištrauktas, kaip žuvis, nes jis labai sunku papasakot. Ar tas Jančiauskas iš tikrųjų mus labai nustebino, nenustebino, mes jo kovą žiūrėjom, matėm, ar Adomas tą kovą pralošė, mes nesijaučiam, aš labiau gal pasakyčiau tai, kad mes nesijaučiam pralošę tos kovos. Aš skaityčiau gal, mano asmeninė nuomonė tai buvo arba lygiosios, arba su labai labai maža persvara Jančiausko pergalė, nes Adomas pataikė, man atrodo, švarų smūgių šiek tiek daugiau, bet tas, kad jis nestovėjo ant kojų ir nukrito tikrai porą kartų pats savaime, bet aš labai gerai suprantu teisėjus, kurie faktiškai, jeigu Jančiauskas jam prilėtė, ta prasme, arba ten padarė kažkokį smūgį tuo metu, kada Adomas krito, tai automatiškai teisėjas skaičiavo kaip akcentuotą smūgį, nors tas smūgis galėjo būti šis lengvas. Ir tas teisėjams padarė tikrai nemažai įtakos. Nieko negaliu kaltinti ir visą laiką iš tikrųjų sakau, kad teisėjas yra žaidimo dalis. Tai vieną kartą teisėjas yra tavo pusė, kitą kartą teisėjas nėra tavo pusė. Tai su tuo reikėtų susitaikyti, kaip ir krepšinis sako, teisėjas kaltas. Tai čia galim kaltinti teisėjus. Taip kaltinam teisėjus šį kartą. Ne, bet iš tikrųjų nereikia laimėti taip, kad akivaizdžiai rodyti, kad niekam neliktų, nes jeigu dabar yra spėlionės, pavyzdžiui, Danielio atrodo taip, kažkam atrodo kitaip, man, pavyzdžiui, atrodo, kad kaip ir minėjau, kad arba lygiosios, arba Jančiauskas tą kovą laimėjo, ar Adomas padarė tiek, kad laimėtų tą kovą, mano akim ne. O apskritai nebuvo čia toks psichologinis truputį spaudimas, nes Jančiauskas gana psichologiškai spaudė Adomą viso to tokio pasiruošimo prieš turnyrą metu, ar irgi jam kaip nuo žąsies vanduo nubėga Adomui visi šitie dalykai? Iš tikrųjų sunku pasakyti, jisai sakys, aišku, kad viskas tvarkoja, bet aš manau, kad ne tame problema yra, nes pasitikėjimo savim gal pritrūko, nes Adomas turi daug kovų, neturėtų būti čia toksai pasiteisinimas. Kai aš suprasčiau, kad tu tą darytum ten, nežinau, 3 kartą gyvenime, 5 kartą, 10 kartą, bet kai tu tą darai jau ten, nežinau, 100 kartą gyvenime, nesvarbu, kad taisyklės ne jo, Adomas taip tikrai, Adomas geriau imtiniavo negu smūgiuoja, bet vis tiek jis tipo universalus kovotas, mes kovojame MMA, plus MMA mes matom dabar beproto gerų smūgiuotojų susirinkę, kurie dabar galėtų turbūt net dėl glorijų diržų pakovoti. Tai čia toks irgi, toks pasiteisinimas nelabai, manau, kad tinkantis. Ką aš galiu pasakyti, šaunuolis Jančiauskas parodė, tikrai neblogai pakovojo, turbūt parodė, irgi manau, kad ne viską parodė, ką gali, nes aš esu matęs, kaip jisai juda, bet tą dieną jis pasirodė trupučiuką geriau. Tai su Adomu, ką matau, tai tiesiog dabar yra tokia psichologinė duobė, vis tiek yra dar jaunas, labai pakankamai kovotas, tai vien išėjimas į tokią areną, kai ir žmonių yra nemažai, tai vis tiek dar neša atsakomybę, plus dar matėt, kad atėjo palaikyti B tribūną, tai gal papildomą tokį įtampą jautė, bet nieko, aš palinkėsiu Adomui priimti šį pralaimėjimą kaip pamoką, reikėtų daug ką jam apsvarstyti, taip pat ir kad treniruočių procesą gal kažkiek pakeisti, nes yra tam tikrų keblumų, aš manau, dėl kurių ir buvo tas pralaimėjimas. Čia toks kaip ženklas, kad reikėtų kažką keisti. Dabar antra kova įvykus, įdomi kova. Ir aš užbėgsiu įvykiam už akių, jau socialiniai medijoje jie pradėjo vienas su kitu kalbėtis viešai vėl ir dabar Semaška kviečia Akanovičių išeiti Muay Thai taisyklėmis. Aš tai, mano tau požiūriu, aš nežinau, kuo tos taisyklės taip labai skirtųsi ir kuo ta kova labai skirtųsi, bet Semaška Aleksandrui sako, kad jis iš tikrųjų psichologiškai nelaimėjo tos kovos ir neturėtų jisai jaustis nugalėtojų. Man tai žinot, atsiprašau, kad permušiu dabar kelią juoką. Šiandieną mes kviečiam Muay Thai, rytoj mes kviečiam Aikido ir po to kembo ir kardais ir ten, nežinau, ten granatom dar užsimėtom šaudimu. Taip yra. Dabar mes gyvenam tokiame amžiuje, kad jeigu nelaimėjau vienos kovos ten kickbokso taisyklėm, tai dabar aš tave iškviesiu 2 bokso, 1 kickbokso, 4 MMA. Tegul nueina biliardą pažaisti. Daugiau ten bus azarto, nežinau. Tai vagi, tai Dominikas Semaška prieš Aleksandrą Akanovič. Ką man pasakyti kažką, ne? Iš tikrųjų, aš nekėjau iš tikrųjų su Aleksandru ir šitą sutinka jis nuo Muay Thai taisyklėm. Taisyklės skiriasi tikrai, nes ten bus daugiau klinčo, bus galima smūgiuoti alkūnėm į galvą. Tai galvoja Semaška, kad jisai turi to tokio daugiau kaip teoriškai jisai ir treniruojasi tenais, jis treniruojasi kablyje, jų treneriai važinėja tikrai Tailandą, ten nėra kickbokso sporto salė, ten yra Muay Thai salė, tokia jau netgi autentiška, labai gražiai padaryta, jeigu kas nors nesat ten buvę, pareklamuosiu jų salę, galite pabandyti nueiti, tikrai
labai įdomiai atrodanti, su labai savotiška energetika. Ir manau, kad tikrai, kad jeigu norit pajausti tokią Tailando dvasią, ten tikrai, tikrai ten bus arti to. Dabar grįžtam prie tos kovos, iš tikrųjų, ką pasižiūrim. Tai visų pirma, pirmas pastebėjimas buvo tai, kad, Semaškai šiaip dar reikėtų kokius metus du dar gerai padirbėti salėje prie technikos. Tai vienas momentas, nes buvo tokių niuansų, yra naujokų niuansus, kai tu, pavyzdžiui, muši ir atsilošęs galvą ir panašiai. Aš manau, jeigu Akanovičius užeitų tiesiais smūgiais, tiesiog tiesiais smūgiais nueitų, jisai išneštų tą Semašką pirmam raunde. Labai atsiprašau, aišku, gerbiu kiekvieną kovotoją, kuris išeina į ringą, bet dabar sakau savo nuomonę. Tai ar yra prasmės daryti tą revanšą? Nežinau, aš manau, kad situacija nuo to nepasikeis ir aš manau, kad Akanovičius dar geriau pasiruoš. Ir gali būti, kad tai net ir pirmam raunde baigsis. Jeigu dar ir su muitai pirštiniam, kaip jie ten sako, MMA pirštiniam, muitai taisyklėm, tai susivaizduokite, MMA pirštiniai yra 4 uncijų, kur tu tiesiog bet koks yra pataikymas, tai tiesiog arti išjungimo. Tai, ten gali baigtis liūdnai. Aš tai dar pagalvojau apie tokį dalyką, kad prieš šitą turnyrą Aleksandro šeimoje įvyko labai didelė netektis ir visa Lietuvos bušido federacija labai užjaučia Aleksandrą dėl būtent tos netekties, bet aš mačiau jo akyse labai didelę ugnį. Ateiti į ringą ir parodyti tą dalyką, kad aš nėra jokių klausimų, kas laimės. Ir ar nebūtų taip, kad jeigu kovotų dabar jie, kad ir tom pačiom muitai taisyklėm, bet kokiam jie ten norėtų pasirinkti, ar nebūtų, kad ta ugnis galėtų išsekti šiek tiek? Nemanau, aš vis tiek, kai tu laimi pirmą kovą, tai ta psichologinis vis tiek pranašumas lieka tavo pusė. Yra jau sunkiau tam, kuris yra pralaimėjęs, jisai tada dvigubą tą naštą jaučia, kad yra pralaimėjęs. Aišku, turi dar ir motyvai priklausyti, nes, pavyzdžiui, kai kuriems kaip tik tai užveda viduj. Pavyzdžiui, jeigu aš pralaimėjau pirmą kovą, tai turiu atiduoti visas jėgas, turiu pilnai atsiduoti, kad laimėti, tai yra atsirevanšuoti. Nežinau, už Semašką mes ir Akanovičių negalim ten stipriai kalbėti, mes tik galim analizuoti to kovą, ten kaip jie jausis ir panašiai, nebent tada reikia padaryti tą revanšą muitai taisyklėm, su MMA piršinėm ir tada matysim. Bet ar įdomi būtų visuomenė? Aš manau, kad Semaškos taisyklės, jisai vis tiek nėra kickbokso kovotojas, Akanovičius yra MMA kovotojas. Tokios, jau tada daugiau gausis, kad Akanovičius priima Semaškos taisyklėm tą iššūkį. Aš manau, kad taip, kodėlgi ne, ta prasme, jeigu Semaška tikrai nori tos kovos, Akanovičiui būtų tai naujovė, jau Semaška turės daugiau patirties tenais, aišku, Akanovičius moka imtyniauti. Aišku, Danielius sako, tas MMA pirštinės dadeda to tokio, kaip čia pasakyti, grožio, bet, kaip sako, taip, jeigu Akanovičius ten pataikytų, bet lygiai taip pat ir Semaška, jeigu pataikytų, gali būti prakirtimas. Čia toksai pavojinga tikrai. Aš tai dabar galvoju, jeigu susilygins rezultatas 1-1, tai kokia trečia rungtys jau bus? Pagaliais pradės šachboksas. Kažką reikės sugalvoti. Čia taip, intriga tokia išliktų. Tai vagi nuo to šachbokso prieiname į trečią kovą. Influencerių kova, Impact Fightas įvykęs Vilniuje, tai Vladimir Agasaryan Dimer, jį turbūt geriau visi žino taip, šachbokso čempionas ir Remigijus Viršila, Lietuvos influenceris, jisai 4 ar kiek metų boksuoja, jis sakė, ir yra... Bet krito kaip bulvių maišas. Ne, čia taip žiniasklaida rašo, aš tiesiog cituoju, atsiprašau. Tai sakykit savo nuomonę. Kaip ta kova, ar apskritai, ar jums apskritai buvo įdomi šita kova? Daugam labai buvo įdomi to kova, man tokia kova, man iš tikrųjų buvo įdomu, kaip ta šachbokso čempionas pasirodys, man čia buvo įdomu. Dabar, ką aš galiu pasakyti, Remigijus Viršila, kiek aš mačiau vizualiai, netrodė, kad jis buvo labai geroj fiziniai formai, netrodė, kad buvo gerai pasirodė. Jis tiek nusimetė daug, aš buvau labai nustebus, nes aš kaip jisai svėrėsi, aš filmavau, jisai svėrė 88 kablis ten kažkiek, apie 89, nuo apie 100 jisai sveria šiaip natūraliai. Tai man buvo labai keista, sakau, tu esi labai fiziškai pasiruošęs gerai ir jisai tikrai toks pasiryžęs buvo visiems įrodyti, kad... Keista, nes man sakau, vizualiai forma, nes ir kai kalbino po kovos, jis toks atrodė, jis lygtais, ar gal kažkas buvo blogai su atsistatymu svorio, ar kažkas, nes atrodė tikrai toksai šiek tiek patinės.
Ką aš galiu pasakyti, nepasisekė, prasileido tą smūgį, kiekvienam iš tikrųjų gali tai pasitikti. Kova tikrai daug ten to atgarsių, mačiau visur yra, ten jau faktiškai bet ką įsijungia ir ten po kitą dieną tai viskas buvo ir ant to žmogaus iš tikrųjų labai daug to heito, bet nežinau, aš gal biškį ir apginsi, kad ne kiekvienas gali į tą ringą įžengti. Ir pasitaiko, čia žinai, kas klaidų nedaro, žinai, kas nelipa į ringą, tas klaidų nedaro, nieko čia baisaus, atsitiko, tai atsitiko. Aš irgi iš tikrųjų tos pačios nuomonės, nes apskritai išeiti, jis prieš stojant į šitą kovą, visi turbūt žinom, kad susilaukė labai daug heito, labai daug kalbų ir taip toliau, bet apskritai išeiti į ringą yra jau daug. Ir žvelgiant į viso turnyro, buvo daug nokautų. Ir kodėl tada mes nekalbam apie kitus kovotojus, kurie buvo nokautuoti, o kalbam tik apie jį? Visiems visko būna. Ne? Dėl to, kad visuomeniai turi nemažai to geito, taip ir yra. Bet aš žinot, ką pastebėjau? Pastebėjau tai, kad vieną kartą toksai kovojo kiekvienai turnyrė labai senai toks Giedrius Skara, man atrodo. Taip, Skara prisimenu. Jisai irgi jo buvo išėjimas su gladiatorių šalmu, tai labai liūdnai baigėsi, tada trečiam raunde krito ir Viršila irgi su to gladiatoriaus išėjo. Tai... Čia gladiatoriaus prakeiksmas. Čia kažkoks prakeiksmas, tai kitą kartą sugalvos dėti su šalmu, tai nesidėjo. Aš dabar atsimenu, aš nepaminu, man atrodo, su Baltarusu tada Skara kovojo, ar su kuo, jo, trečiam raundį ir beros Skara tą kovą kaip ir neblogai sekėsi. Nieko ten nesisekė, ten 2 raundus jis stovėjo, buvo žvalgyba. Ir vienas smūgis buvo iš Baltarusijos atstovo ir šakis ir nukrito. Bet šiaip kas apie kovą, tai šiaip buvo matėsi ūgio pranašumas, tai yra Viršilos ūgio pranašumas, svorio pranašumas. Tiek, kiek jisai sakė, ruošėsi ten 3 ar 4 metus, ten iš bokso salės neišeina, nežinau, čia, kas tas yra, ar buvo kokybiškai atliekamas tas darbas 3 metų. Taip, su kuo tu ruošiesi, nes vis tiek vienas ruoštis yra viena, o su kažkuo yra kita. Nes, žinot, jeigu ten kartą į savaitę tu nueisi kažką padarysi, tai čia, žinot, nesiskaita, nes aš kiek atsidarau tą TikToką, tiek jisai tos laivus varo. Tai žaidžia, tai laikrodukus pardavinė, tai dar kažką ir vis sako, kad aš jį nuplosiu ten dimerį ir panašiai. Kalbėti mes galim daugą, bet rezultatas yra kitoks. Kas liečia dimerį, tai šaunuolis. Kai paprasta sovietinė bokso technika, nuėjo tiesiog ir nuplojo. Labai paprastai, tai yra mūšio galinę ranką ir kairę ranką, tokį kaip šoninį smūgį. Ir tiesiai pataikė. Gryna sovietinė bokso mokykla. Tai ir čia daugiau žodžių nėra. Tiesiog atėjo žmogus, atsakė, kad išjungs, parodys, kad chess boxingas yra jėga, kad pasaulio štangos stumimo čempionas tikrai turi rankose daug parako, jėgos, tai jis paėmė ir įrodė. Irgi Danieliui pantrint, kad žmonės pamiršta, kad Dimeris yra štangos stumimo čempionas, tai ir jisai ten žiūrėjau tikrai nevaikiškus svorius stumė. Taip. Jis ten gal ta technika tikrai nebuvo pati geriausia, bet ten ranka turėtų būti labai tvirta. O bokso smūgį daug kas sudaro tai, kad kaip tavo riešas, alkūnė, visa kita, kaip tu išnaudosi, o pasičia tikrai bus kaip betono gabalas, kaip armatūra. Tai ten gal turbūt ir nei vienas nenorėtų tokio smūgio, net jeigu, pavyzdžiui, tu nesigintum, stovėtum, tai manau, čia ir labai geram kovotui užvažiuotų taip, kad užtektų. Ne, kova gera buvo, žiūrovam patiko, aš manau, trumpa, jinai tokia gera. Efektinga. Išėjimas gražus buvo iš Viršilos, tai išėjimas tikrai geras. Man atrodo, išėjimas ilgesnis buvo nei kova lygtai. Bet nieko, žmogus stengiasi, tikrai stengiasi, reikia atiduoti pagarbą tam, kad stengiasi. Abudu išėjo, šaunuoliai, malačiai, ne kiekvienas gali išeiti į tą ringą, parodė kovą, žinai, sakant, ringas tai neseksas, abiem gera nebus. Tai žinai, tai kažkas turi išeiti pralaimėti. Bet rezumė yra toks, kad, kovotai, nebesidėkit to šalmo, visiems labai baigėsi. Nesidėkit, nes tikrai tendencijos blogos. Man viena įdomiausių vakaro kovų buvo asmeniškai man įdomi, nes aš man apskritai labai įdomu Emilijus Kaganovičius ir Samuelis Šorochovas. Baigėsi gana greitai, užsmaugė, taip? Neturiu čia. Rankų trikampis. Kaip jau jūsų akim? Jūs abu iš MMA srities? Danieliau, pradėk. Jo, tai su Kaganovičiumi ir sportavom paskutiniu per tavo pasiruošimais, ten ateidavo tas laisvasis imtynės, porą kartų teko man su jo open mate pasivartyti grapplingo stilium. Vaikinukas šaunuolis, matosi,
tikrai buvo užsidegęs laimėti. Treneriai paruošė puikią taktiką, žinom, kad jis yra bazinis imtynininkas, tai labai, labai tvarkingai nutraukė distanciją, tai praėjo į kojas ir tiesiog parterį padarė savo darbą, kur turėjo paėmė ant smaugimų ir smaugė rankų trikampių. Tai labai viską taktiškai padarė. Ar aš tikėjausi, kad taip baigsis kova, sąžininkai pasakysiu taip. Aš norėjau sakyti, man atrodo, mes esam kalbėję apie jų kovą ir tu maždaug kažką tokio pranašavai. Taip ir aš sakiau, kad pasipatirties begalį yra daug, visi daug kas nurašo, kad jeigu ten, aš nežinau, kodėl žmonių toks stereotipas, kad jie nurašo tas imtynės, aš nežinau, čia gal tas lietuvių mentalitetas ar kas yra, bet jie nepasižiūri statistikoje tai, kad 80% imtynininkų yra ir buvę UFC čempionai. Bet jie nori kraujo, jie nori matyti sulaužytas nosis, prakirstus antakius. Tegul pamyli sulaužytas ausys. Užtenka tu laužyt nosį. Taip. Na, iš tikrųjų, aš pagal mane, Kagunovičius jau laimėjo kovą prieš išeidamas į ringą. Todėl, kad Šorochovas buvo žiauriai susikaustęs, išėjęs, jisai bijojo to takedown'ą, jisai smūgiavo tikrai geriau smūgiuoja žymiai negu pasirodė. Jis buvo susikaustęs, jisai toks jausmas, kaip išėjo katė su pele ir laukia žaidimo pabaigos. Nes jisai net nepabandė nieko padaryti. Bet kas tą galėjo įtakoti? Bijojo atsidurti ant žemės. Ir reikėjo, tarpsme, susikaustęs, nepasitikėjo savo imtynėm, jisai turbūt patikėjo tom, kad gali tai būti. Ir, kaip sakau, kai jis įsileido tą demoną į galvą ir viskas. Ir to užtenka. Ir tas pat pradeda tave kaustyti. Bet aš irgi aš galvoju, kad čia bus iki pirmo takedown, jeigu tikrai nusigriaus. Aš mačiau, kaip imtyniauja šitas Šorochovas su mano ten auklėtiniais, galvoju, kad jeigu nusigriaus, tai turbūt tavo kova taip ir pasibaigs. Tam reikėjo bandyti atakuoti. Reikia Šorochovą nusiųsti 2-3 metam į Dagestaną ir pamiršti. 2-3 metam į smauglį ir pamiršti. Arba į smauglį. 2-3 metam į smauglį ir pamiršti. Ir tada galima tikrai imti revanšą. O kaip jūsų nuomonė apie Kaganovičiaus išėjimą ir iškvietimą Mariaus Žaromskio? Žaromskio, aš iš tikrųjų, su visą pagarbą Žaromskio, pirmas dalykas, Žaromskis didesnės svorio kategorijai, nes kovoja 77 kg. Aš manau, kad Žaromskis net ir šiai dienai Kaganovičių palaimėtų. Nes aš mačiau, Danielis gali man pantrinti, nes Danielis yra imtyniavęs su Žaromskiu. Jis tikrai labai tvirtas po šiai dienai, jis pas mane salėje Adomą sumalė į 0-1 vartus, ta prasme. Jo, jisai ten jau tikrai iš jo ten pelikė gal tik tai kokie 50% maksimum, koks jis tai buvo, bet jisai kovoja, patirties turi labai daug. Jis plus nesenai, kai save kovoja, pralašė labai rimtam Lenkui, decision berods tik tais. Ta prasme, manau, kad nežinau, jeigu sutik Žaromskis, tai nežinau, ar čia labai gera kova bus. Ne, tai žiūrėkit, žmogus jau, kaip pasakyti, baigė karjerą ir aš manau, kad reikėtų duoti jau žmogui pailsėti, jisai jau savo kaip tai yra parodė, tai yra geriausias laikais ir Dreamo, ir šūto ten čempionas, tai jis kiek 10 metų, man atrodo, jo treniravosis ir su Habibu, ir su Machačiaus, ten su visais geriausiais. Tai aš manau, kad reikia pikinį jį kviesti, o ne taip, kaip jau žmogus yra atsipalaidavęs, jau išėjęs trenerio veiklą vykdyti. Dabar, aš nematau prasmės. Aš manau, kad geriau Kaganovičių kokį Korsakovą iškviesti. Būtų labai gera kova, nes Korsakovas dabar yra šių metų IMMF Europos vicečempionas ir kaip tik ta pati svorio kategorija gera ir aš manau, kad tai būtų labai gera kova. Jo, tai vienodas svoris ir aš manau, kad grinai, kas domisi MMA, kas yra kažkiek susipažinęs su Lietuvos MMA kovotais, tai aš manau, kiekvienas čia lauktų šitos kovos. O kaip jūsų nuomonė apskritai toks išėjimas, ta prasme, toks iškvietimas tokio kovoto, nes, Žaromskis turim visi pripažinti, jisai yra legenda. Tai kaip jūs į tai žiūrit? Tu, Augustai, esi treneris. Jeigu tavo kažkoks auklėtinis ateitų tau ir sakytų, dabar aš čia noriu iškviesti kovoti, nežinau, su Maiku Tysonu, ar ten dar su kažkuo. Tai koks požiūris į visą šitą dalyką? Aš pirmas dalykas, norėčiau, kad su manim pasitartų, tokių nedarytų skubotų sprendimų. Antras dalykas, aš tikrai nepalaiminčiau tokio sprendimo, nes tikrai, Žaromskis turbūt ne tik legenda, aš manau, kad bent jau mano akim žiūrint, turbūt geriausias visų laikų Lietuvos MMA kovotojas, nepriklausomis, ką mes turėjom geresnį už jį.
O dar pagalvokim. Ne, nu tai aišku. Numeris vienas, turbūt numeris vienas. Tikrai daug, bet šiaip nežinau, nu, aš manau, kad čia tiesiog buvo toksai kaip ant tokio hypo, ant PR, kad truputį taip parodyti. Labai daug susilaukė ir labai daug įdomių nuomonių. Tai va, tai tiesiog parodyti, kad jisai toksai yra. Čia yra dabar populiaru, ten laimi vieną kitą kovą ir iškart kviesti dėl diržo, ten kovoti. Nu, čia nėra blogai. Čia tiesiog yra įvairūs būdai, kaip parodyti susidomėjimą savimi ir tiesiog aš manau, kad Kaganovičius pasirinko tokį variantą. Kur man teko sekunduoti Korsakovą Europos čempionate, tai mentalitetas to žmogaus yra kaip, nu ten žudikas. Geležinis žmogus. Ten jau žudikas, jūs jo nežinot, sakau, iš tikrųjų, va, Mykolas Korsakovas, pasiekit Instagram'e, tikrai teko su juo pagyventi beveik savaitę kartu vienam kambarį. Nu, įspūdingo mentaliteto vaikinas. Kaganovičius, manau, kad rimtas iššūkis. Nemanau, kad jis tokį iššūkį netgi norėtų priimti. Korsakovas mašina, realiai mašina. Tokio svorio, jis dar gali nusimesti iki 66 kg. Nu, nežinau, jo perspektyvos labai didelės. Turbūt vienas talentingiausių Lietuvoje MMA kovotojų tam svoriu tikrai. Čia, žinai, čia vien tik tam, bet toksai, žinai, matchmakinimui, žinai, numesti tokį nuomonę, idėją, tai sakau, vat, aš manau, kad tikrai labai daug susilauktų tokio susidomėjimo šitą kovą. Man irgi taip atrodo. Kita kova. Grįžęs po 7 metų į Kiokiai ringą, Vilius Tarasevičius susikovė su graiku Savijo Lamelari. Pasikeitė jo priešininkas, buvo irgi graikas, vėl pasikeitė į graiką. Jie lygiosiom išėjo iš tos kovos. Aš kalbėjau su Vilium po kovos, jisai man sako, jeigu būtų laimėjimą atidavę priešininkui, aš sako, tikrai būčiau sutikęs su tuo. Nes, sako, tikrai buvo labai sunku, buvo labai geras priešininkas, sako, aš nesitikėjau. Tai kaip jūsų nuomonė? Tai su visa pagarba Viliui, bet man tai atrodė, kad jis ir pralaimėjo šitą kovą, nes nežinau, labai buvo keista taktika, jisai stovėsino gerai, labai Vilius atrodė, ir gerai smūgiavo, ir tie smūgiai buvo tokie akcentuoti ir pataikė. Aš nelabai supratau, kodėl jisai vėlėsi į tą parterį. Ten buvo tokių momentų, kuris tiesiog reikėjo atstovėti, jisai pats nukrisdavo ant nugaros, arba, nežinau, gal labai pasitikėjo savo to parteriu, bet nu, ten graikas šiaip, nu, fiziškai tvirtas, nu, aš skaitau, kad buvo tiesiog pasirinkta negera taktika kovoje. Jeigu jisai būtų laikęs distanciją, daugiau smūgiavęs, kaip tik vengia tų imtynių, aš manau, kad būtų laimėjęs tą kovą. Bet vat kažkodėl nežinau, kas, ar čia, nu, tokia buvo su trenerių strategija, kad ir lysti tą parterį, nes, nu, parterį pamatėm, kad, nu, tiesiog, nu, Vilius nieko negalėjo padaryti. Absoliučiai. Ir jeigu būtų kitokios truputį taisyklės, būtų ten ne semi-pro taisyklė, o pro, tai galėtų dar ir liūdniau baigtis. Aš galvoju, kad ZST taisyklės man tos nelabai patiko, nes matėsi, kad graikas tikrai būtų gerai smūgiavęs į galvą, nes ir tikrai matė gerų padėčių buvo užsiėmęs. Aš nežinau, iš tikrųjų, jo davė lygias, aišku, nes ZST vienigi 2 raundai, teisingai yra, 2 raundai, tai kad ar vieno teisėjai pamatė apie vieno, kito pergalę, bet tikrai graikas atrodė tikrai labai gerai, matėsi imtynės tikrai geros ir jeigu tai būtų ne ZST, aš norėčiau tą kovą pamatyti ne ZST taisyklėm ir norėčiau pamatyti tą kovą Narve. Tai būtų šiek tiek įdomiau, ir, nes jie mačiau, kad kovojo tai kaip ir su mėgėjo piršnėm, būtų įdomu. Ir būtų įdomu pamatyti Vilių dar geresniai formai. Jis sportuoja visą kitą, bet manau, kad jeigu dar pasitemptų formą, pasivažinėtų dar į greplingus, pasidarytų kažkokias imtynių stovyklas, pamatyti šitos kovos revanšą MMA taisyklėm, su smūgiais parterį galvą, būtų įdomu. Jo, nes sakau, smūgiavo tai tikrai gerai ir žinom, kad ten kudota technika yra, nu, gera smūginė technika, jų treneris Ilgaras. Jo, tai visiems žino, kad daug ką jisai yra užauginęs, nu, tą patį ir Igną Barysą, Lukošiūnus brolius. Beveik visus. Jo, nu, tai čia vis tiek tas smūginį lygį labai didelį parodo. Man labai įdomu bus išgirsti Danieliaus nuomonę apie šitą kovą. Tai Karlo Vrolken, aš labai atsiprašau. Karlas bus. Bus Karlas. Karlo. Ir Mindaugas Bartkus.
Mindaugas pralaimėjo šią kovą, aš pati buvau prie ringo, nes laukiau savo išėjimo. Žadėjai kovą? Ne į ringą šį kartą, bet buvau pristatyta truputėlį į kameras pasikalbėti su kolega Danieliumi, Ostinu, komentatoriu mūsų. Bet pati mačiau tas tokias tikras emocijas iš to ringo. Man buvo labai baisu. Man tikrai, aš visą laiką stoviu už lietuvį, bet kokioje kovoje. Ir man tai buvo baisu, man taip nuoširdžiai buvo baisu matyti Bartkų toj kovoje. Ta prasme, aš girdėjau, ką jo treneris sakė, mačiau jo pasimetusias šiek tiek akis kai kuriuose vietose, nes, kova tikrai buvo sunki, kaip ir jūs ir minėjot, kaip ir sakėt prieš tai. Augustai, gal tu pradėk komentuoti, aš pabaigsiu, nes ten yra man ką daug pasakyti, bet aš pradžiu noriu paklausyti, ką Augustas pasakys. Iš tikrųjų, tai aš iš karto, kai pamačiau, kai Danielius tada kovoja prieš šitą Olandą, čia pas mus Lietuvos bendruomenė visi pradėjo šnekėti, tas Olandas iš tikrųjų yra lavonas, kad čia nieko gero, kad čia atsiveža lavoną. Tai ką, hebra, duokit dar kokią 84 kg kovotoją Lietuvoje, duokit tam Olandui, atveškit jį dar kartelį ir sukovokit. Neskaitom Danieliaus, duokit dar jam nors vieną kovotoją ir pažiūrėsim, kas iš mūsų Lietuvos su juo labai jau ten pakovos. Jis yra geras, jis yra fiziškai tvirtas, jisai padarė viską labai gerai, jisai leido Bartkui save pasikontroliuoti raundelį. Mačiau, po antrą raundą palikite, taigi taip pat matai, kad Bartkui išėjo vos kvepuodamas, o Olandas atrodė kaip ką tik nulypęs nuo suoliuko. Jo, ir dar vertaką padarė. Šviežias, gyvas, kaip agurkėlis. Ir tada jis jau pradėjo savo daryti žaidimą. Iš tikrųjų daug kas gali pasakyti, kad jeigu tavo kova būtų ten, kad trečiam raunde Olandas šiek tiek užsikabino už virvių, tai ten kaip ir Bartkui buvo sunkiau padaryti takedowną. Nors aš manau, kad mano nuomonė yra tokia, kad antram raunde jau buvo galima tą kovą stabdyti, kai Bartkui pradėjo daužyti. Aš jau gal buvo galima teisėjas nepastabdė, gerai pratęsė tą kovą. Trečiam raunde teisėjas tą kovą sustabdė. Jeigu tai būtų narvas, aš manau, ta kova būtų pasibaigus dar greičiau, nes Olandai būtų dar paprasčiau dirbti. Tiesiog Olandas fiziškai yra tvirtesnis, bazė, jis turi gerą imtynių bazę, ko Bartkus yra džitseris. Olandas yra džitseris plus judistas, jis yra juodas dziudo diržas. Jis turi labai gerą bazę, jis labai gerai stovi ant kojų ir jeigu Danielis jau sakė, kad jis yra fiziškai tvirtas, tai patikėkite, aš to tikrai labai tikiu. Ir, ar ir mane labai nustebino šitos kovos rezultatas, mane nustebino tai, kad Bartkus tiek ilgai nepasidavė. Kas mane nustebino, kad tas žmogus tikrai parodė širdį, kovojo iki paskutinio, kiek jis galėjo ir kiek jam davė. Realiai jau jo kūnas atsisakė antrą raundą vidury, bet protas dar ne. Mano, mūsų salės legendinis treneris Artėmis Stenkovas. Iš tikrųjų, jis pats yra judistas ir, nežinau, čia kovų menų pasaulyje tikrai žinomas, labai žmogus, net jisai sakė, kad Olandas labai, sakė, įdomiai kovojo, labai, sakė, gerai stovėjo ant kojų, labai gerus ten ir porą metimų tokių įdomių padarė. Ir aš su Olandu, kadangi mes su Danieliam trupučiuką su to Olandu kaip ir bendravom, nes tas Olandas visai norėtų su Danieliam pasitreniruoti kartu, sakė, galbūt atvažiuos ir Lietuvą kada nors, tai galbūt mes čia Lietuvoje pamatysim, kad nors kolaboraciją Danielius su Olandu pasitreniruos kartu. Čia dabar toks man buvo klausimas. Labai daug kas norėjo mane sumečinti su Bartkum. Aš manau, kad Olandas atsakė daug ką klausimų, kad žiūrėkit, kokiam raundė aš nugalėjau Olandą? Pirmam. Kaip nugalėjau? Neprisimenu. Užsmaugiau. Kova truko iki 3 minučių. Tai ar būtų įdomi ta kova mano su Bartkum? Ir manau, kad Olandas irgi atsakė klausimą, kad mūsų šiek tiek lygiai dar skiriasi. Tai nežinau, paliksiu tą klausimą jum ir žiūrovom. Yra vietos tobulėt Bartkui? Tai yra, viskas tvarkoje yra ir tiesiog nežinau, kai kurie žmonės sako, kaip ir Augustas minėjo, kad kažkokius ten maišus ir lavonus mušu, atsiprašau. Man yra kartais graudu girdėti, kai aš 13 metų atidavęs sportui ir visur važinėju per Europą, nesvarbu kokioje ten sporto šakoje, bet atiduodu visą save ir klausyti tokią kritiką, kažkaip liūdnoka. Nes Olandas iš tikrųjų dar nori pagirti Olandą, nes jis iš tikrųjų su Danielium prieš tai, pažiūrėkit, kam jis pralošė. Jis pralošė Danieliu ir dar vienam labai geram kovotojui, kuris neturi nei vieno pralaimėjimo. Po Danielius jis kovojo prieš žmogų, kuris kovojo su Pakutinsku, kur ten ta kova buvo nutraukta. Ir
šitas Olandas laimėjo, Olandas kovodamas net ne savo svorio kategorijai, tada jis pasiėmė, atvažiavo Bartkų, 2 savaitės turėdamas iki kovos, jisai nusimetė svorį, jis tik tai buvo faktiškai ten, man atrodo, porą savaičių po kovos ir iš karto pasiėmė antrą kovą ir antrą iš eilės kovą laimėjo, jis dabar stovi 2 pergalių serijos. Tai manau, čia daug kas ką atsako ir jisai to pačiu aš su juo sušnekėjau, jisai treniruojasi, yra imtyniavęs ir kartais netreniruojasi su Derideriu, kuris yra UFC dabar top 15. Tai kuris buvęs 2 svorio kategorijų One Championship čempionas. Nu, tai čia aš tai manau, kad čia yra lietuvių truputį mentalitetas tokį, jeigu nors šiek tiek tavęs nemėgsta, nu, tai papilkime dabar ką nors tokio blogo, kad tu pasijaustum dar blogiau negu gali jaustis. Nu, čia tiesiog, nes iš tikrųjų Olandas tikrai yra labai geras kovotojas. Taip. Tiek ir Bartkus tikrai yra geras, bet šį kartą, išėjo taip, kaip ir visuose kituose gyvenimo tarpsniuose žmogui gali tiesiog nepasisekti. Kai kurios kovos ir šiame turnyre parodė, kad kartais tiesiog gali nepasisekti ir gali ne taip būti, kaip tu tikėjai. Bartkus išėjo su labai geru mentalitetu, aš kalbėjau su juo ir prieš kovą, ir po kovos, jis tikrai tikėjo savo jėgom, bet yra kaip yra. Galim pagirti Bartkų, iššūkį pasiėmė tikrai rimtą. Bet šaunuolis tai labai... Tikrai taip, tai čia tame ir yra, kad tas nelengvas kovotojo kelias, jisai parodė, kad jis, atsiprašau, dabar taip negražiai pasakysiu, žmogus turintis didelius kiaušinius. Jisai sutiko, ruošėsi Suomiui, gavo Olandą, sutiko ir kaip galėjo, taip ir kovojo. Nu, čia visko gali būti. Nu, aš irgi negaliu garantuoti, kad aš kitoj ten kovoju. Žinai, ten galiu irgi ten, žinai, laimėti ir panašiai. Nu, kova yra kova. Nu, ten gali visai pasisukti. Nu. Tai nežinau, Malačius, Olandas Malačius, Bartkus Malačius, gerbiu, jo, visi Malačius. Dabar lauksim Olando čia nais Lietuvoje, pasitreniruos gal Danielius. Jo, tai tegul atvažiuoja, visada lauksim ir salėje. Labai malonus iš tikrųjų vyras. Labai malonus. Neturėjau galimybę su jums pasikalbėti, gaila. Labai malonus. Gal bus dar. Dar tikėkime, kad atvyks ir organizacija tikrai nepaleis tokio kovotojo, nes tikrai geras, perspektyvus ir manau, kad kai kurie, sakau, kartais nurašo, kad žmogus ten tų porą kovų iš eilės pralošė, iš karto vačius, nieko vertas, visą kitą, iš tikrųjų tikrai taip nėra, mes matėm labai gerų kovotojų, kur yra tas pirmas kovos ir pralošė, ar būna nepasiseka. Nu ir manau, kad Olandas tikrai parodė. Pakutinskas Tomas, man atrodo, jeigu neklystu, yra 7 kovas iš eilės pralaimėjęs. Man atrodo 7, jo, aš žiūrėjau Topologį kažkada ir po to jis nuėjo, kaip sako, nutobulėjo ir nuėjo. Ir Julijas Tolerenko. Mes turime tokių pavyzdžių, kur grįžo ir laimėjo. Tai va čia yra charakteris, susispyrimas ir prašau, parodyti yra Olandas. Ir 100% duodu, kad ir bus čia ir Bartkui motivacija, tas pirmasio pralaimėjimas. Aš labai tikiuosi, kad grįž su motivacija ir dar stropiau treniruosis. Tikrai taip. Apkalbėjom pirmą turnyro dalį, tai buvo MMA Bushido, o dabar apkalbėkime antrą turnyro dalį, tai Kyokai World Series ir pirmoji renginio kova įvykusi buvo Dariaus Jakubino ir Filip Žondek. Išmokau pagaliau jo pavardę pasakyti. Priešininkas pasikeitė. Susitraumavus pirmajam priešininkui, kuris turėjo būti Hubertas Dilevskis, tiesiog ekspromtu iš to paties klubo, nes tiek Hubertas Dilevskis, tiek Filip Žondek yra iš Garuda Muay Thai gym. Ir tiesiog žaibiškai pasikeitė. Aš iš tikrųjų, man buvo nuostaba šiokia tokia, nes aš jau kažkodėl buvau įsitikinusi, kad Filipas nebekovoja, nes jau jam yra 47 metai. Tai daug ką jau sako apie patį kovotoją. Ar taip? Gerokai daugiau negu galvojau. Jisai šiaip gana jaunai atrodo. Labai. Jis realiai atrodo tikrai neduočiau daugiau 43. Tai va, bet šiaip jisai yra daugkartinis čempionas tiek Latvijos, tiek Europos. Žinoma, Darius Jakubinas irgi Amerikoje yra Amerikos čempionas. Taip. Tai ir Darius pats sakė, kad po kovos, kad
jis šiaip nelabai tikėjosi gauti tokių smūgių, nes sakė labai tikslius ir labai švarius smūgius Filipas jam davė, bet jis laimėjo kovą. Na tai prašom, pasakykite savo nuomonę. Iš tikrųjų, tai labai sunku pasakyti, nes aš tikrai norėjau pamatyti, kaip jis atrodo, kaip juda, nes iš tikrųjų jis ten treniruojasi baisiai geroj salėje Amerikoje. Jo treneris, jis net girdėjau, kaip šnekėjo, jo treneris yra legendinis Tyrant Spongas, kuris yra buvęs Glory čempionas. Tai čia tokio trenerio pas mus Lietuvoje netarti nėra. Ir, nežinau, atrodė dar šiek tiek pasimetęs, aišku, tą areną, savo turbūt įtampą, turbūt daug visi iš jo labai tikėjosi, turbūt daug kas ten, mačiau, kad Kaune pas Barysą kartais treniruojas, turbūt daug kas visi sako, oi, tu čia labai lengvai laimėsi dar kažkas, ir matėsi, kad tas dalykas jį labai kaustė. Mačiau, dar jis nelabai pavargo, nemačiau labai tokių, man gal trūko šiek tiek akcentuotų smūgių iš jo pusės, bet manau, kad čia buvo turbūt ir strategijos dalis, bijojo išsimėti ar dar kažkas, manau, kad žmogus atsiskleis, nes potencialą, manau, jisai turi daug. Ir juda gražiai, ir tiesiog turbūt manau, kad buvo pasimetęs, nes ir varžovas pasikeitė, gal ir varžovas iš tikrųjų galvojo, kad bus lengvesnis, paprastesnis, buvo gal toksai nepatogus kreivas. Stilistiškai gali būti, kad netinkantis varžovas. Nes Darius tikrai atrodė tikrai gerai ir sakau, toksai šiek tiek atrodė susikaustis, nes aš esu matęs, kaip jisai treniruoti video, esu matęs, kaip juda, kaip sparinguose esu matęs ir mačiau, kaip čia darė, tai tikrai atrodė kaip kitas žmogus. Tiek galiu pasakyti. Tikėkime, pamatysim. Man atrodo, kad tas Lenkas su Borysu, yra kovojęs su Ignu Borysu. Daug ko jis yra kovojęs. Jo, tai ten net ir Borysas jį ten daužė, tada prisimenu, taip ir neišjungė, nei ką. Ir jis toks, žinau, man tai jis toks guminis, žinai, toks kaip manekenas, jį gali ten daužyti belien, kaip tu gali pats pavargti ir po to, žinai, pasikeisti tą situaciją. Tai čia tas Lenkas. Tai, žinai, gal vis tiek kažkiek pasižiūrėjo tų kovų prieš tai, pasižiūrėjo gal tas kovas su Borysu ir pamatė, kad gal nedarysiu aš tos klaidos ir sako, gal aš ramiai padirbsiu. Tai ką ir matėm, kad lietuvis tikrai ramiai padirbo. Tai yra laimėjo taškais, ir, žinai, vis tiek reikia prieš savų žmonės gal apšilti, žinai, tas kojas, ten. Iš tikrųjų, tai jam šitą kovą, jisai ją skyrė būtent savo tėčiui, amžinatilsį jam, jisai man sakė, kad būtent šita kova yra skirta jo tėčiui, kuris yra miręs prieš 11 metų, ir jam šiek tiek emocijos sukyla tada, kai jisai pradeda apie tai galvoti. Tai aš tikiu, kad dar ir tai, kad kova Lietuvoje, kova tau labai svarbiam žmogui, skirta. Ir tai, man atrodo, jisai sakė, kad pirmą kartą jisai kovoja būtent Lietuvoje. Tai manau, dar ir tai labai daug įtakojo šioj kovoj. Tai bet koks artimųjų praradimas vis tiek tas kenkia emociniai būsenai, psichologiniai. Bet toks mūsų sportininkų ir kovotojų tokia dalė, nieko nepadarysi. Tai aš iš tikrųjų noriu pasakyti, kad tikrai lauksim Dariaus dar kartelį. Manau, kad jis parodė tikrai nedaug ką moka. Tikrai mačiau, kaip judas. Man labai įdomus buvo šitas kovotojas, nes aš dažniausiai Lietuvos kovotojus beveik visus žinau. Šitas esu matęs tik taip Instagrame, niekada nesu matęs nei bendruose kažkokiuose sparingiuose su mano aukliniais niekur. Tik tai pas Barysą video mačiau ir žinau, kad tikrai su gerais labai kovotojais treniruojasi, ten su UFC žvaigždėm, kai kuriuom tai labai laukiau, pamačiau. Ar jis mane nenuvylė, aš tik mačiau, kad žmogus tikrai noriu apginti, kad jisai tikrai neparodė tiek, kiek moka, man atrodo, parodė turbūt tik tai gal maksimum 15-20% savo sugebėjimų. Taip manau. Tikiuosi, kitą kartą pamatysim su dar kokiu nors stipresniu priešininku. Ir manau, jau nebus jam tokios didelės įtampos, jis jau bus išėjęs į areną, jau kaip ir yra pergalė, visa kita, ir kad taip smarkiai nebeapsikraus. Taip. Tikrai taip. Augustai, labai noriu išgirsti nuomonę tavo, būtent šitos kovos. Aš taip ir galvoju, kad tai bus. Aš labai noriu išgirsti tavo nuomonę. Aš taip ir galvoju. Aš, man atrodo, praeitam podcast'e sakiau. Taip. Be proto geras tas ukrainietis, ką aš nekai. Anton Podhorny versus Vytautas Sadauskas. Žiauriai geras tas ukrainietis. Aš nežinau, iš kur, jeigu Balsys su jo kovojo, realiai tą kovą iš vis žmonės žiūrėt, Balsys tą kovą pralašinėjo iki tol, kol jam pataikė. Jis pralašinėjo tą kovą. Šis ukrainietis be proto geras, jis Europos vako čempionas, berods jaunime, ar kiek iki 18, ar kiek iki 21 metų, kaip ten pas juos yra išskirstoma. Gerai juda, gerai muša, stipriai, greitai. Gal smūgis, nesakyčiau, kad labai stiprų turi, tiksliai. Sadauskas iš tikrųjų turėjo per tą kovą krist be sąmonės 3 kartus. Bet jo galva tiesiog yra akmeninė, žandikulis labai geras ir jo neįmanoma, tiesiog jis negriūna.
Jis atsisako, organizmas priimti šitą informaciją, perkraut smegenis. Ir viskas. Sadauskas parodė tai, kad ir Sadauskas jam papuolė iš tikrųjų. Realiai Sadauskas atkovojo daug geriau, negu aš galvojau, o ukrainietis atkovojo taip, kaip aš galvojau. O taip galiu pasakyti. Sadauskas nenukrito. Ne, ir gerai atkovojo, labai gerai. Gera kova buvo tikrai, labai įdomi kova, ypatingai man visą laiką kovos. Įdomi kova būtų Jakubinas prieš Sadauską, aš nežinau, svorio kategoriją tai pačioj. Ne, tavo pačioj. 7-7 turbūt. Jo, Jakubinas 8-4, 7-7. Ne, tai ten tarpiniam gal ir būtų įdomu. Sadauskas, tai ten iš vis ten, man tai parodė ten tokį truputį kosmosą, žinai. Aš žinau, jam pataiko ir jis toliau eina į priekį, čia toks, žinai, gal jisai neturi centrinės nervų sistemos, aš nežinau, kažkaip be baimės, toks, žinai, nebijantis. Iš tikrųjų, visiems auklėtiniam pasakys ir visiems, kurie žiūri jauniem kovotojam, pažiūrėkit, kokio dydžio pas tą žmogų kiaušai. Dėl to pasišortai buvo ilgi, kad neiškristų. Todėl, kad jisai kalėsi, jis gavo jauną bičą, alkaną, o kalėsi kaip liūtas. Jisai gavo, jisai suprato, kad jis pralašinėjo, jisai suprato, kad jo vienintelis šansas jam įkalti galvą ir išjungti, jis tą bandė daryti ir jis pataikė. Jam nepavyko damušti, bet jisai stengiasi iki paskutinių sekundžių. Vat nuo tada, kada prasidėjo pirmas raundas, iki tol, kol pakėlė ukrainiečių ranką, ta prasme, kai baigės kova trečias raundas ir po to ukrainiečiai pakėlė ranką, jisai stengiasi ir atidė tikrai 100% savęs ir jisai gali savim didžiuotis, parodė labai gerą kovą. Žiauriai gerą. Aš sutinku su Augusto, tu Danieliau sutinku. Jo, be abejo, tikrai sutinku. Kita kova, vėlgi Garuda Muay Thai gym kovotojas. Vėl tikras Lenkas iš Ukrainos. Vėl tikras Lenkas iš Ukrainos. Aleksandras Zosimov prieš Beną Šorochovą. Tikrai labai nepasisekė Benui, kalbėjom po kovos, jam reikės operacijos nosies, nes lūžo nosis ir tikrai labai, gaila, ta prasme, nes aš tik nelabai supratau, kaip ten buvo, ar jisai pataikė į ringą, ar jį iš kelienio. Keliu, aš mačiau, kad keliu lygtais, aš dar žiūrėjau tą kovą ir dar peržiūrėjau po to Dazanę peržiūrėjau įrašą šitos kovos, tai jo, pataikė keliu, kažkaip jisai pasilenkė keliu ir po to beras dar kažkaip ranką šiek tiek užkliūdė. Sunkiai tokia situacija, iš to kampo nelabai matys, bet man atrodo, kad keliu pataikė. Tarp skruostikaulio ir nosies taip pataikė ir taip gavosi, jaučiu ten kaulas. Ir kažkada nosis buvo lūžus, tai aš suprantu, apie ką jis ten nenoriu ant savęs rodyti, bet yra tokia vieta, kur labai greit išeina to nosis. Grinai užtaikiai ten į tą pusę. Bet šiaip Šorochovas gerai pradžioje atrodė, labai gerai ir aš taip galvojau, kad va čia tokia pirmam raunde gal daugiau buvo to žvalgybos ir iš ukrainiečio ar lenko, kaip jį ten vadinti. Ukrainos lenkas. Dabar jau. Tai mačiau, kad tokia buvo pradžioje žvalgyba, o Šorochovas irgi ten po truputį taip jau junginėjo tą aukštesnę pavarą, bet kažkaip nepasisekė, palenkė tą galvą ir tas tiesiog įkišo tą kelią. Ir šiaip iš tikrųjų tiek vienas, tiek kitas ukrainietis labai aukšto kalibro kovotojai. Ta prasme, matosi, dirbo ramiai, protingai. Šorochovas bandė įmestis ant jo, jisai per kojas įstabdėsi, nuskurtą tą kovą pasižiūrėjau. Tai ten sakė, 5 kartus Ukrainos čempionas. Apie ką mes šnekam, tai Ukrainai kiek žmonių gyvena, ta prasme, labai aukšto lygio kovotojas. Prieš tokį išeiti jau reikia turėti tarp. Aš skaitau, jeigu tu laimi Ukrainos čempionatą arba ten... Kaip Europos čempionatas. Trejetuką tikrai turėtum tilpti Europai. Turėjom progą pasikalbėti su Povilu šiandieną. Tai bokso kova, Jonas Jasevičius ir Povilas Kvietinskas. Man tai buvo... žiauriai gera kova. Aš stebėjau ją, nes labai norėjau pamatyti tą kovą, nes mes labai daug kalbėjom ir su Povilu, ir su Jonu, ir toks daug visko apie juos žinau ir labai pati daug domėjausi. Bet ten buvo bomba, man tie smūgiai, man visą laiką, aišku, buvo įdomiausia žiūrėti, atleiskite ponai, bet sunkiasvorių kovos, ar tai būtų MMA, ar tai būtų K1, ar Muay Thai, ar šokis su kardais, man visą laiką įdomiausia žiūrėti sunkiasvorių kovas. Man tai pradžio, žinai, kaip atrodė, jau kaip jie atėjo jau ten prie ringo, jau žodžiu, kaip pristatinėti ir, žinai, čia kaip iš tų filmų būna,
kai treneris, jau toks pagyvenęs, jau gyvenimą matęs iš vieno kampo ir iš kito, taip nuteikinėjo tas auklėtinius. Tai tu daryk tą, čia žinai, kai realiai koks Krydo arba Rocky, žinai, filmas toks, žinai. Žiauriai, taip, ten tokia, vienam kampe ta tokia, žinai, patirtis sukaupta didelė, žinai, ir kitam. Legendiniai iš tikrųjų treneriai kampuose buvo tiek pas Joną buvo Bružas, kuris yra Stanionio treneris, tiek Krivojus, kuris yra faktiškai pačiupinėjęs turbūt kiekvieną Vilniaus miesto čempioną, tiek Petrauskas yra pas jį sportavęs, tiek turbūt ir Jakšto, man atrodo, yra pas jį irgi vaikščiojęs, būtent tą į gintarinę pirštinę buvusią, tai ten jo tokia patirtis prieš patirtį. Tikrai labai tokia, iš tikrųjų bokso visuomeniai, manau, buvo labai įdomi kova ir Hebra tikrai nenuvylė, padarė kovą, turbūt nežinau, kad aš bokso kovų nesu toks labai didelis mėgėjas, bet kova buvo žiauriai gera. Ir abudu vyrai labai yra tokie inteligentiški ir po kovos elgėsi labai sportiškai, labai gražiai, ta prasme. Tiek tiek prieš, tiek per, jie abudu. Per gal nelabai, bet po ir prieš tikrai taip. Tikrai labai jie viens su kitu. Ypatingai dėl to, kad jie ir treniravosi prieš šitą kovą kartu, ruoždamiesi kitiem turnyram bokso. Man buvo taip įdomu sužinoti jau tą tokį, kaip iš vis įmanoma, žinant, kad jūs eisit tuo į ringą, kovoti viens prieš kitą ir dar ruoštis tuo pačiu metu kitoms kovoms kartu. Įdomu, kaip jiem ten sekėsi. Iš tikrųjų tai norėčiau sužinoti, kaip ten iš tikrųjų viskas buvo, nes ir Povilas, ir Jonas, taip neatskleidžia tos. Iš tikrųjų tai jie tikrai viens kito neatskleidė savo ginklų, aš žinau tikrai, nes aš su Povilu šnekėjau, Jonas irgi tikrai neatskleidė visko, ką moka. Jie tikrai slėpėsi ir, jo, aišku, konkurencija, sveika sportinė konkurencija yra gerai. Bet šiaip, jeigu taip apžėl truputį tako, bet ant kiek Jonas pasirinko gerą taktiką, jis nuo pirmų sekundžių jį pradėjo spausti Povilą ir nepaleido. Tai yra nedavė Povilų iš distancijos dirbti, tai yra tik į artimą distanciją ir tie tokie akcentuoti visi smūgiai. Ten, kas liečia Jezevičių, tai ten 100% jų taktika pasiteisino, tai ir tas kovos grožis matėsi. Ten ir Povilas gerų ten smūgių pataikė tikrai ir labai gražių, bet šiaip kova buvo super. Jeigu galite, tai kas nors žiūrėsit, galite pažiūrėti dar kartelį, kaip gražiai Jezevičius kombinavo, kaip Povilą prisispausdavo. Jis nemušėmi blokai, jis tikrai taikė smūgius, kišo tarp rankų, tą savo rankas. Ir greitis, pirmas dalykas, įkvėpavo labai gerai, po pirmo raundo, po tokio spaudimo, jis įkvėpavo super gerai, greitis rankų buvo labai geras. Žinau, tikrai mane nustebino, kai vyras tokių gabaritų, kad jis labai greit judėjo, labai greit mušė, gerai kombinavo, tikrai pakankamai šaltakroviškas buvo, pamatė kraują, ir padarė tai, ką reikėjo padaryti, ką jis jautė, kad reikia padaryti. Tikrai tą dieną laimėjo geresnis boksininkas, tikrai Povilas žinau, ta kova tokia buvo 50-50, bet Jezevičius turbūt savo kovos planą išpildė 100%. Tai ką Povilas padarė tokio, ko jis... Pradėjo mušti su juo. Nereikėjo Povilas tikrai porą vietų, kada jisai sustojo, jeigu tu matai kovą, jisai sustojo, toje vietose, kai jis sustodavo, Jezevičius jį permuždavo. Povilui reikėjo visą laiką judėti, stengtis dirbti antrų numerių, duoti Jezevičiui išsimėtit, aišku, čia mes specialistai didėjai, visi labai lengva papasakoti, bet kai žmogus tokiu greičiu judėjo, žiauriai greit judėjo, ta prasme, Povilas net kai kuriais momentais tiesiog tą distanciją tiesiog nupjauna, momentaliai. Numeistriškumas, Jezevičiaus žiauriai geras. Max, turbūt šią dieną geriausias Lietuvos sunkiasvoris boksininkas, turbūt. Ne veltui čempionas. Aš Jonui palinkėsiu 2028 metais atsirinkti Los Andželo olimpiadą. Aš tikiu, kad jam gali pasisekti. Tai Augustai palinkėkime jam. Jonai, tikrai palinkėsim gerą. Ir aš palinkėsiu prie to paties. Prie viso to Jonas yra labai, labai malonus vyras, labai draugiškas, mandagus. Ta prasme, tikrai negalvokit, kad iš kaip būna boksininkai, negu jūs sako, atmušti ar ne, jis tikrai labai protingas, viskas su juo labai gerai ir tikrai palinkėsim Jonui pamatyti olimpiadai ir tu tikrai esi to vertas. Va taip aš pasakysiu. Tikrai taip. Ir dabar paskutinioji vakaro kova įvykusi Vilniuje, tai yra skandalingasis Brazilas Rodrigo Mineiro prieš Kęstutį Kavaliauską. Aš buvau nuoširdžiai... Už Mineiro.
Ne. Ne, aš buvau nustebinta. Kova. Aš Kęstutį pažįstu ir Rodrigo aš tikrai gerai pažįstu. Mes jau... Abu iš Alytaus, ne? Taip, su Kęstučiu, taip. Ne su Rodrigo, bet... Kaip? Baliukėsi su Kęstučiu buvęs. Su vieną kartą, ne kartu, bet tame pačiame. Žinai, kai Alytus toks didmiestis, mes nesusitinkam dažnai. Tai, nes daug barų, visko, kavinių. Jeigu nežinau. Tai sakė, kitais metais pradės asfaltuoti kelius. Nebereikia žvirkeliais važinėti. Tu dar pasakai, kad dar arkliai su vežimai ten išlykiam. Infrastruktūra lygtais. Tai tiek iš to Alytaus. Elektra davės. Nieko, nepergyva. Šiaip, apie kovą. Aš buvau nustebinta, nes... Aš žinau Rodrigo, jis labai universalus, jis labai daug kovoja. Jam kova yra, ta prasme, išeiti į areną, jam yra tas pats, kas, nežinau, išeiti kavos turbūt su kažkuo atsigerti. Gal dar lengviau. Bet nustebino Kęstutis, tikrai buvo paruošęs gerą taktiką, tikrai viską darė pagal planą, kalbėjom ir su jo treneriu po kovos, tas, kuris išlydėjo į... Tikrai padarė Kęstutis viską, ką turėjo padaryti, laimėjo kovą. Tai prašom jūsų nuomonę. Aš tai Kęstučio net ir interviu pažiūrėjau po kovos, kur jisai žurnalistai mačiau, kur buvo. Kęstutis, Prohaskos nepaleidžia, aišku, kovoja jisai techniškiau tikrai už Prohaską. Gerai, jisai iš tikrųjų pakovojo, gerai kombinavo, greitis buvo geras, fiziniai formai buvo geroj. Iš tikrųjų, Rodrigo atrodė blogai toj kovoj. Aišku, čia žinai, dar taip nelengva pasakyti, tiesiog dar būna, tu atrodai taip gerai, kaip tu varžovas leidžia. Tai Kęstutis jam neleido beveik nieko daryti. Nes iš tikrųjų, aš pagalvojau, aš visą laiką lyginau, jisai kovojo Rodrigo prieš Zaur Džavadov Latvijoje dėl čempiono diržo man lygtais. Ir tikrai ten kova, žinant Zaurą, koks jisai yra geras kovotojas ir kaip Rodrigo pasirodė ten, tikrai, tarsime, du nepalyginami. Ar apskritai, ar kovotojui duoda tą tokį mentalitetinį kažkokį tai pasiruošimą, kad aš žinau, kad aš kovoju su tikrai labai labai geru priešininku, tai aš ten stengsiuosi iš visų jėgų. Aš manau, kad daug ką duoda, tai kuris yra kovojęs, aš esu pačias minėjau, yra kovojęs netgi su... Razamzadis, koks ten Kurmas Labovis yra kovojęs Glori, tai su juo net yra kovojęs. Rodrigo ten faktiškai turbūt su visais topiniais kovotojais pasaulyje turbūt kickbox yra kovojęs. Ir dabar prieš tai jisai kovojo su 120 kg kovotojų. Jam vienodai šviečia, sakau, bet jisai, patirties, jis iš tikrųjų tokį prieš Kęstutį, jis išeina. Jis turėtų visiškai pirmas dalykas nepergyvent, jis neturi ko prarast. Antras dalykas, jis galvo, o ką jis man parodys tokio, ko aš nesu matęs. Ta prasme, jau turbūt nieko. Bet iš tikrųjų tikrai Kęstutis labai gerai sujudėjo, labai, nežinau, man patiko, labai gražiai kombinavo rankom. Rankų darbas buvo geras, porą momentų kažkaip jau galvojau, kad jau minėjo kris, bet nekrito. Gerai atsilaikė. Aš mačiau Kęstučio kovą su Šalkovskiu, aišku, ten Kęstučio buvo ne visai jam tinkamas svoris, šį kartą jie kovojo 81 kg. Ir Kęstutis už 81 kg pakankamai didelis ir tvirtas. Ta prasme, jis tikrai nėra mažas, 81 kg jis tikrai labai tvirtas. Tai tikiuosi pamatysim į dar, tik dabar būtų įdomu pamatyti su kuo, kas jam tas būtų toks iššūkis. Tai įdomu, jam. Kas čia galėtų būti toksai? Kas čia galėtų, Danieliau, būti toks? Žinau, pasakykit Latviją. Dėl čempiono diržo, Zaurą ar kaip ten. Zauras teisingai už 81 kg Zauras. Turėjom tokią idėją. Tai bet šiaip, pirmą kartą gyvai pamačiau Kęstučio kovą, tai tikrai labai nustebino. Negalvojau, kad gerai labai kombinuos. Patiko man ir jo kojų smūgiai. Iš tikrųjų tokie taiklus, stiprus. Tai kažkur... Ant tiek izoliavo tą Mineiro, tai aš ten taip iš šonų, taip ir mačiau pats Mineiro, turbūt nesuprato, kas čia vyksta. Ten gerai kombinavo tos smūgius, viską, bet kas mane nustebino, tai Mineiro gynyba. Šakis. Va taip pasistatė ir viskas. Ir jau Kęstutis ten iš vis į galvą negalėjo nieko pataikyti. Jam ten reikėjo tada laukikais, tai jisai pradėjo laukikus varyti. Bet tokia, nežinau, nestandartinė gynyba tiesiog uždarė tą veidą. Šakis, taip labai įdomi. Buvo įdomi kova. Aš kalbėjau su Maiku prieš kovą ir sako, jeigu Rodrigo ateitų dažniau į salę,
o ne tik iš paringus, tada būtų daug geriau. Bet sako, jis ateina dabar sekmadieniais į šparingus, aišku, šparinguojasi ne su eiliniais kažkokiais kovotais, bet šparinguojasi su Čiko Kvasi ir visais tais Maiko topiniais kovotojais. Ir sako, tikrai gali labai daug, bet sako, jam pritrūksta disciplinos kartais. O, kartais ir parodo tą kovą. Jis toks, čia jau toks darbas, jis tiesiog uždirbinėja pinigus, eina, kovoja, parodo save, parodo, ką gali ir tikrai renkasi, nesirenka varžovo, turbūt ima viską, ką jam duoda, bet Kavaliauskas prieš tokį patyrusį varžovo tikrai labai gerai atrodė. Aš nežinau, aš dabar galvoju iš lietuvių, žinau, kad Narauskas kovojo prieš Mineiro. Raimondą Krilavičių. Taip, irgi buvo nukautuotas. Ir gerai sekėsi iš tikrųjų Mineiro. Ir kas iš tikrųjų dar nustebino, kad Mineiro labai fiziškai tvirtas bičas, o Kęstutis neparodė Mineiro visiškai jokios jėgos, nes jisai su Krilavičium sugebėdavo, ir Krilavičius visai sunkiai nusimesdavo, o Krilavičius labai tvirtas, o Mineiro, kai spaudimo davėm Kęstutis, Mineiro neturėjo kam atsakyti. Tai Kęstutis tikrai turbūt fiziškai labai gerai buvo. Aš tai manau, kad tiesiog Kęstutis pradėjo pirmų numerių eiti į jį, o Mineiro galbūt nelabai ir moka antrų numerių dirbti, tas ir matėsi, kad labai izoliavo jį. Bet neišėjo, Mineiro taip mėgsta, aišku, bet neišėjo net permušti. Tiesiog Kęstutis taip greitai kombinavo, taip daug mušė, ir tiesiog Mineiro buvo pasimetęs. Jis turbūt nesitikėjo, kad gaus tokią pasipriešinį, nes jis atrodė prieš kovą, toks atsipalaidavęs, galvo, čia aš tiek gerų kovotojų gavęs, sako, tave tai tikrai prilupsi. Jis jau ant galo, jis pradėjo ir pačiam ringė ten prieš Kęstutį kažką vaidinti, tada pradėjo savo tuos, kaip jie vadinasi, apsivirkulius rodyti. Man labai įdomu, kartais būna pastebėti, kai tu jau matai, kad, aš jau čia nieko neprarasiu, darau beleką. Ir kartais, bet iš tikrųjų jam kartais pavyksta per savo tokį, kai turbūt tas priešininkas, jisai kažkaip pasimeta, pamatęs jo tokius sprendimus kažkokius. Bet čia tikrai pavojingas, smūgis realiai, pavyzdžiui, jeigu tai pataikys arba į galvą, arba čia gali raktiklių sulaužyti. Tai dėl to visur ir mėgsta Mineiro, dėl to, kad nesvarbu laimės ar pralaimės, bet vis tiek kažką ringė parodys. Taip, bet aš jau mačiau Maikas. Numojo, tai pačio galą. Man tai Maikas toks labai įdomus treneris, man kaip iš vaizdo žaidimo ten GTA San Andreso, toks Big Smoke'as. Tikrai, taip. Big Smoke'as, atveda savo, gangsterius ten pakovoja, išveda ir atgal išskrenda į Olandiją. Tikrai, Maikas legendinis treneris, pas yra treniravęsi Remi Boniackis, Monhufas Melvinas, tada Gugansakis, ten, man atrodo, Spongas irgi pas jį yra treniravęs, tas metinis, ten tiek tų kovotojų turėjęs, tiek gerų matęs pasaulinio lygio žvaigždžių, kad čia nežinau, šiaip, aš esu su jai trupučiuką šnekėjęs, tai įdomu būtų, nežinau, gal kada nors pas jį į salę nuvažiuoti, pažiūrėti, ką jie ten tokio turi. Ne, tai Lietuvai yra dovana, kad gali jo mokiniai auklėtiniai atvažiuoti čia ir duoti tą pasipriešinimą lietuviam. Tikrai taip, legendinis treneris ir tikrai išauginęs be galo daug ir labai tokių kietų kovotojų, kuriem ne kiekvienas gali pasipriešinti jiem. Tai vien Kvasis labai geras. Taip. Pas mus Lietuvoje yra buvęs, dabar jis Glory čempionas. Taip. Ir Kiaukiai čempionas. Taip. Už 81 kg. Tikrai taip. Tai gali Kavaliauskas prieš Kvasį kovoti. Ko tai? Netiki Kavaliauskas? Tikiu, visą širdim. Juokis. Kęstuti, pažiūrėk, iš tavo šalies kaip tave palaiko. Aš tą palaikau. Tai visi mes šiaip palaikom. Lygiai tą nelabai. Tai labai tikiuosi, kad kitą kartą taip nenutiks ir tikiuosi, kad tavo priešininkas nesusitraumuos, o svarbiausia nesusitraumuos ir tu. Ir ačiū tau, Augustai, už tokias įžvalgas. Ačiū labai. Susitiksim kituose Pasapalioti. Susitiksim tada kituose podcastuose. Iki viso.